paprašysiu tavęs trumpai pristatyti, pasakyti vardą ir ką tu veiki šioje Big Brother, Big Sister arba kitaip didžiojo draugo, mažojo draugo programoje. Šioje programoje aš esu projekto koordinatorė ir dirbu tiek su vaikais, tiek su tėvais, tiek su savanoriais. Koks buvo pagrindinis tavo gal motyvas ir ką tu radai? Motyvas gal yra tai, kad padėti, tiesiog, tai yra čia integracija, kaip socialinio darbo atstoviai, tai man labai svarbi yra integracija. Ir būtent matyti, kaip vaikai integruojasi į aplinką, matyti, kaip tėvai turi kažkokio laisvo laiko ir tas vaiko išėjimas į aplinką ne su tėvu, ne su mama, tai yra labai manau, svarbu. Ar tau teko anksčiau susidurti su autizmo spektro sutrikimu, ar čia buvo toks daugiau pirmas kartas ir ką sužinojai, išmokai, gal pritaikai netgi gyvenime? Pažinau vaikus pažinau, todėl dabar tas autizmas jisai nebe toks mistinis, jis tikrai yra labai paprastas, suprantamas ir tie autistiški žmonės man dabar jie tokie yra artimi, suprantami, kas anksčiau būdavo kažkas tokio, neaiškaus, neapčiuopiamo. Tai va čia tas didelis žingsnis, kad esu arčiau autistiškos bendruomenės ir galiu ir žmonėms su neurovėrovė galiu daugiau apie tai papasakoti, skleisti žinią apie tai. Tu, žinau, daugiausiai bendrauji su tėvais. Kokie atsiliepimai tėvų, kokios tos gerosios patirtis, manau, tikrai pasikalbat, pasidalina? Daugelis tėvų džiaugiasi, kad pagaliau vaikas eina kažkur be jų. Tai čia yra didžiulis džiaugsmas, kad mama gali neplanuoti kažkokį išėjimą ar parodą, ar kiną su vaiku. Tai gali nueiti vaikas su savo draugu. Tai čia aš manyčiau didžiulis yra džiaugsmas tėvams, kad pagaliau vaikas daro kažką be jo. Tai va dabar grinai vaikas gali išbandyti ten, kur niekada nėra buvęs, pavyzdžiui, tą pačią parodą. Ar į kavinę gali dviese ramiai su savanoriu pasėdėti, išgerti arbatos. Tai irgi yra kažkas naujo, nes iki to laiko dažniausiai eidavo ar ten šeima visa, o čia yra draugystė ir vaikai tikrai tuo kiti labai didžiuojasi, kad jie turi savo asmeninį draugą. Nes iki to laiko tų draugyščių, kiek žinau, labai minimaliai, nebent kažkoks projektas būdavo, bet tai yra realiai gal vienas vaikas yra išbandęs kitokią draugystę. Ar vaikai noriai eina susitikti su savo didžiaisiais draugais? Kiek žinau, taip. Gal būna kartais koksai toks nesusikalbėjimas, bet čia retas atvejis. Dažniausiai netgi jeigu savanoris atėjęs anksčiau, irgi sutinka savo jau draugą laukiantį. Arba ten pabarbena į langą, čia aš jau atėjau, nors tai būna 10-15 minučių anksčiau. Tai va tas labai džiugina, kad laukia. Draugai nebūtinai turi kažkur vaikščioti, jie paprasčiausiai gali ir sėdėti ir kalbėtis. Bet kadangi mūsų vaikai to kalbėjimuose gal kiek mažiau, jam reikia daugiau veiksmo, tai tas laikas leidžiamas visur. Aš net manau, kad kiekvienas vaikas papasakotų skirtingas istorijas. Aš labai didžiuojuosi. Ir savanoriais, nes jie tikrai įėjo ten, kur kažkaip, kaip sakau, į prūdą kažkokį bridą ir nežinojo, ką ten ras. Ir tos draugystės, jie labai gražiai atsiliepia apie savo tos vaikus. Jie labai rūpinasi, apie juos labai daug gražių tokių smulkmenyčių pamato. Kad ir vaikas, kuris beveik nešneka, jis radęs spygliuočią šakelę, savo draugui įduria su ta šakele. Čia gal atrodo kitam tai yra, nereikšminga, bet čia yra labai didelis džiaugsmas, kad jisai jau atkreipia, kad gali tą žmogų šiek tiek pakibinti, išbandyti jo reakciją. Nes yra reagavimas, yra toks atsiradimas ryšio, gana šiltas ryšys. Ir dar norėjau paklausti, kad jau savanorių taip neišgąsdinti, ar būna specialus paruošimas savanorių. Trumpai papasakok visą tą eigą, jeigu gali. Savanoriam apmokyti turime programą, kuri sudaro 20 valandų. Tai čia tiesiog yra ne per dieną, yra išdalintas per kelias dienas ir yra psichologinis paruošimas, yra apie vaikus pasakojame, apie grinai kaip elgtis
su vaikais ir manau, kad čia daugelis savanorių ir ne tik savanorių gaunam labai daug žinių apie tai, kas yra tėvystė, kas yra vaikas, kaip atsižvelgti į vaiko poreikius, į vaiko užsispyrimus, kad kartais nereikia bijoti, jeigu vaikas kažko išsigąsta, tiesiog jam ramiai paaiškinti. Čia tiesiog yra ilgas procesas, kad ir nenoriu gąsdinti, bet jis yra vis tiek ilgas, nes tai yra vaikas. Ir manau, visi tėvai džiaugiasi, kad mūsų savanoriai praeina tokius mokymus ir gali drąsiai išleisti savo vaiką su svetimu žmogumi, su jo nauju draugu. Ir po to, jau ir Lina užsiminė, būna savanorių palaikymas, taip? Taip. Taip, mes bendraujam su savanoriais, skambinamės, kalbamės, turim savo grupę, kur jeigu iškilus kažkokiem nesusikalbėjimams visuomet stengiamės įsiaiškinti, kad jie tarpusavyje, kad neliktų kažko nesudėtų taškų kažkokių. Vis tiek savanoriai turi jausti palaikymą. Turi palaikymą, kad mums įdomu, kad mes jais domimės, kaip jiems sekamės. Mes tikrai nepaleidžiame ir jų neužmirštame, kad jie yra. Nes mums labai svarbu, kaip savanoris jaučiasi, kaip jaučiasi jo mažasis draugas, ar jie turi galimybę susitikti. Savanorystė yra dalymasis savo patirtimi, savo žiniomis ir savanoriaujant labai toks yra geras jausmas, kad tu atiduodi savęs, dalelę savęs ir yra grįžtamasis ryšys. Tiesiog savanoriaujant yra toksai poreikis jaustis reikalingam. Man tai atrodo pasiriausias dalykas, kad tu esi reikalingas kažkam ir tu gali pasidalinti su kitais. Ačiū tau labai, Kristina.